Turbūt visos mamos žino, kad kūdikiui yra labai naudinga gulėti ant pilvuko. Ir šita pozicija iš tikrųjų yra labai patogi tiek kūdikiui, tiek mamai ar tėčiui nešioti. Ir ją galima taikyti tiesiog nuo pat pirmų dienų kūdikystės. Bet problema ta, kai aš dirbu su mamom, mamos vengia šitokį poziciją nešioti, nes bijo. Bijo, kad netaip paims, netaip, kad išmes, nedaug dievė kažką tai netaip padarys. Tai aš tiesiog parodysiu kelis būdus, kaip galima paprastai, greitai išmokti, kaip paimti kūdikį šitokią poziciją. Viena pozicija yra tokia. Padedam trikampiu ant smakriuko ranką, dedam alkūnę tarp kojyčių, vieną kojytę užverčiam, rankytę užverčiam ir visą kūdikėlį paimam ant rankos. Lygiai tą patį galima su kita ranka padaryti, vėlgi trikampis, dedam čia, kojytę užverčiam, rankytę ir opa, turim. Kitas variantas yra, kada galvytė guli mums į pilvą. Tada mes dedam ranką tarp kliniuko, dedam ranką prie ausytės ir vėlgi verčiam visą kūnelį ant rankos ir mes turim tokią poziciją. Lygiai tas pats yra su kita ranka, dedam ranką prie ausytės, verčiam visą kūdikėlį ir turime kitą poziciją.